Šiandien yra kovo 11, su kovo 11 Lietuvos nepriklausomybė nuo Rusijos Tarybų Sąjungos. Šią dieną paskelbė atkurianti nepriklausomą santvarką, neva respubliką. O šią progą aš atsiverčiau Jūratės Statkutės de Rasalės Europos šaknys ir mes lietuviai knygą. Ją verčiau ir atradau įdomią citatą. Taip. Čiuku. Ta citatą aš atradau ir kur jinai yra. Taip. Taip. Turėčiau tu. Taip, jinai yra kažkur, tik tais ne ten, kur buvo uždėtas skirtukas, o jinai yra, taip, jinai čia yra, ten kur kitas skirtukas. Taigi, atsiprašau dar kartą. Ta citata skamba taip. Statkutė kalba apie strateginę padėtį salos, kurią aprašė Alfonsas X, kuris nurodė tą salą kaip gudų, tai tos genties, tos tautos ištakas, iš kur ta tauta kilusi. Ir nes ta tauta įkūrė Ispaniją, atsikraustė į Ispaniją ir ten įsikūrė. Ir gudų tauta yra neatsiejama Ispanijos istorijos dalis. Tai Alfonsas X karalius, rašydamas Ispanijos istoriją, parašė, kad gudai yra iš salos ir aprašė tą salą. Ši siaura žemės juosta yra apsaugota jūros iš pietų pusės. Tolimoje senoje tai buvo idealios tvirtovės situacija. Ir tai maždaug ta sala tai yra Kaliningradas, arba, sakykime, Karaliaučius, pagal Jūratės Statkutės de Rasalės. Ir tas svarbus teiginys, apie kurį aš kalbu, skamba taip. Ten archeologai rado Žalvario amžiaus žmonių buvimo klodą. Ten surastas didžiausias Šiaurės rytų Europoje Romos monetų kiekis. Didžiausias Šiaurės rytų Europoje Romos monetų kiekis. Tai Romos imperija pagal istorinius šaltinius pripažinta viešai visuotinai, kad egzistavo pirmame 5 amžiuje po Kristaus, tai yra 100-600 metų šitam tarpe. Aš galbūt klystu smulkiai, bet esmė to nesikeičia nuo to. Tam laikotarpinai buvo. Ir Romos monetos buvo kaldinamas tam laikotarpį, 5-6 amžiui. Ir Romos monetų pagal šitą teiginį, kad Karaliaučiuje surastas didžiausias Šiaurės ir Rytų Europoje Romos monetų kiekis. Tai reiškia, kad Romos imperijos laikais vyko tarpusavio gyvenimas, mainai
tarp Romos ir būtent šito taško, tai yra Karaliaučiaus. Ir prisiminiau apie rastas monetas, Romos monetas Piliakalniuose, Lietuvos Piliakalniuose, kurių yra labai daug, virš 1000 visoje Lietuvoje. Ir Piliakalniuose yra randamos Romos monetos, o Piliakalniai yra datuojami, yra mūsų istorikų, neva tai jie buvo supilti 12 amžiuje kažkur. Tai čia kovose su kryžiuočiais. Bet tačiau ten yra randama Romos monetų, kurios buvo nukaldintos 1-6 amžiuje. O daugiausiai yra randamos iš 1-3 amžiaus. Daugiausiai randamų monetų 1-3 amžiaus. Tai yra maždaug 90-200 metų. Šitam laikotarpiu kalintos monetos dažniausiai randamas Piliakalniuose Lietuvos. O Piliakalniai neva tai buvo supilti arba naudojami 13 amžiui, maždaug 14 gal. 14-15 labiausiai naudojami. Tai toks gaunasi dalykas, kad Piliakalniai buvo naudojamas labiausiai, ar netgi supilti ten 1200 ar 1000 metais, 1100 gal buvo supilti, labiausiai naudojami 1300, 1400, 1500 metais. O ten yra randamos monetos iš 2 amžiaus, 3 amžiaus. Tai yra toks dalykas kaip 1000 metų. Jeigu 1000 metų išmėsim, tai gaunasi, kad 2-3 amžius, ten yra randamas monetas ir paskiau tie Piliakalniai yra smarkiai naudojami gynybiniais tikslais prieš kryžiuočių puolimus 1300, 1400, 1500 metais. Tai 2-3 amžių buvo ten monetos paliktos maždaug. Ir vėl po 100 metų toliau jie yra naudojami jau gynybiniais tikslais. Tai aiškiai dingsta 1000 metų neįsipaišo. Neva tai 1000 metų čia egzistavo viskas, bet neaišku, kas ten vyko, nėra radinių ir paaiškinimo tikslaus logiško. Tai kalbėjau su intelektu ir rodžiau jam šitos nesutapimus. Ir galiausiai ištraukiau knygą, kurią kažkada buvau nusipirkęs ir nepabaigiau skaityti, bet skaičiau. The Issue with British History. Ir ten yra įdomi grafa. Kuri yra tarsi nenuginčiamas įrodymas apie nesutapimus. Ir dabar aš ją parodysiu. Žodžiu, yra grafa. Lyginami Romos Bizantijos valdovai su Anglijos valdovais. Ir yra eiliškumas. Kaip įsivaizduot Lietuvos Respubliką, kovo 11 atkurta nepriklausomybė ir prasidėjo valdymas atskirai nuo Sovietų Sąjungos ir žmonės rinko valdytojus šalies Lietuvos. Ir buvo išrinktas pirmas valdytojas buvo Mykolas Brazauskas. Tada antras valdytojas, kas buvo antras valdytojas?
Galbūt irgi Mykolas Brazauskas. Tai buvo Paksas buvo išrinktas, ar ne? Tenais valdė ten kažkiek laiko, metus ar pusmetį. Tada Valdas Adamkus. 50 metų. Tada Grybauskaitė. Tai va tokį principų eiliškumų. Vienas valdovas, kiek metų valdė, po jo einantis valdovas, kiek metų valdė, tada po jo einantis valdovas, kiek metų valdė. Tokia seka. Ir paimta Anglijos valdovai, kiek metų valdė kiekvienas iš eilės. Ir kiek valdė Romos Bizantijos imperijos valdovai. Iš eilės kiekvienas, kiek metų valdė. Ir gaunasi va tokia grafa. Valdymo laikas sutampa neidentiškai, bet matot, kad apvertus šitą liniją per vidurį, lenkus per tą liniją, beveik sutaptų idealiai, beveik sutaptų seka tokia pati. Tai išvada, tokia teorija, kad vienu arba Anglijos arba Bizantijos imperijos valdovai yra suklastoti. Paimta seka ir tiesiog pakeista vardas, šiek tiek pakoreguoti metai valdžioje, bet bendrą vaizdą paėmus matosi, kad tai yra kopija. Tokia teorija yra. Tai ir kodėl tai buvo daryta, tam, kad tokia yra teorija, tam, kad pagrįsti 1000 metų, kuris yra dadėtas istorijoje. Nes reikėjo, kadangi 1000 metų galimai yra pridėtas istoriniai sekoj, ir kad pagrįsti jo egzistavimą reikia sugalvoti istorinius įvykius, kurie neva tai vyko. Tai įmečiau intelektui šitą informaciją ir kas liečia, įmečiau ir dėl Romos monetų, kurios randamos piliakalniuose, kad paklausiau, kas pirmas buvo, ar pirmas piliakalnis supiltas, ar moneta pirma tenais įmesta. Tai jisai pripažino, kad pirma ir buvo supiltas piliakalnis. Ir tada, jeigu moneta buvo ten įmesta, monetos įmestos buvo 2-3 amžiui dažniausiai, tai piliakalnis jau turėjo stovėti prieš tai, bet jis pradėtas naudoti intensyviai tik po 1000 metų maždaug, tai kai kryžiuočių karai prasidėjo. Tai taip jis pripažįsta, kad yra 1000 metų toks netitikimas, toks tarpas, bet jisai sako, kad tai yra paaiškinama. O būtent kai įmečiau šitą grafą, tai taip jisai pripažįsta, kad tai yra įspūdingas atitikimas. Ir jisai aiškina, kad galbūt tai yra nutikę, nes vykstant pokyčiams, pasauliniams pokyčiams, kurie įtakoja kaitą valdovų šalyse. Tai va, bet pripažįsta kaip įspūdingą sutikimą, tai tokia kovo 11 paminėjau su prisiminimu šitų įvykių. Ir ketinu paskambinti į archeologijos man įmetė, iš tikrųjų, kai aš klausinėjau apie Romos monetas, intelektas negali pateikti šaltinių ir vis man liepia kreiptis dėl šaltinių į archeologijos institucijas Lietuvos valstybinės. Tai planuoju, kadangi šiandien nedirbu, nepriklausomybės diena, išeiginė, tai planuoju pasikreipti rytoj poryt ir paklausti, ar kur rasti
kur rasti dokumentuotą informaciją, ar tokia jinai yra. Nes turėtų būti, sakykime, Romos monetos. Ir yra leidinys, katalogas, kuriame parašyta sufotografuotos monetos ir jos kiekviena prašyta, pačios monetos istorija, kas tai per moneta, informacija apie monetą ir kur jinai rasta Lietuvoje ir kokiu laikotarpiu rasta, kokiom aplinkybėm rasta. Ar yra toks leidinys? Tai ketinu pasikreipti, kad galima būtų įsigilinti į Romos monetų atsiradimo Lietuvoje priežastis, kaip jos atsirado ir tada bandyti įsivaizduoti, kaip galėjo vykti gyvenimas. Iki